Labas rytas, esu Gintarė Laburdaitė iš ISM universiteto ir šiandien mes kartu su visų universitetų prisijungiam prie akcijos Darom 2010. Dabar mes esame Gedimino kapo arba kitaip Aukuro kalno teritorijoje. Kartu su visa bendruomenė tvarkome kalną. Kol kas dirbame tik 1,5 valandos, bet jau kiekvienas akcijos dalyvis turi surinkęs po 2 maišus šiukšlių. Manau, jog yra labai svarbu dalyvauti tokią akciją, nes pažįstame geriau ir patį Vilniaus miestą ir sutvarkome jį ateinančiam kartom. Aš tikrai manau, jog ISM universiteto bendruomenė prisijungs prie akcijos ir kitais, ir dar kitais metais, ir ši graži tradicija tęsis dar labai ilgai. Sveiki, esame iš VGTU studentų atstovybės, aš esu prezidentas, šalia turime dar savanorių ir kartu šiandien mes renkame šiukšlės aplink Saulėtekį, aplink bendrabučius, kur galbūt studentai ar jų draugai yra primėtę dabar šiuo metu šiukšlių. Šiuo metu mes turime apie 60 savanorių iš Vilniaus universiteto ir iš Vilniaus Gedimino technikos universitetų besibastančių po Saulėtekio miškus renkančių šiukšles. Ir šiuo metu, tai ties 12 valandą mes jau galime didžiuotis, kad turime apie 20 100 litrų maišų šiukšlių, plus dar keletą sofų, keletą padangų ir čia viso smagaus tokio šlamšto. Tai mes manom, kad šitą akciją tiesiog būtina yra dalyvauti, nes kiekvienas mes esame vartotojai, kiekvienas mes šiek tiek vienu ar kitu būdu teršime gamtą, tad manom, kad tokios akcijos kaip Darom yra vienintelė tokia proga, kai galime visi susirinkti, visi kartu, valyti gamtą, džiaugtis tuo, kad valome, kad tvarkome. Esu užtikrintas, kad kitąmet, kaip ir praeitais metais VGTU studentų atstovybė toliau tęs bendradarbiavimą su Darom, toliau organizuosime Saulėtekio valymą.